Besimokindamas gimnazijoje turėjau tokį, kaip pavadinkim, didelį pašaukimą mados industrijai, dalyvavau visokiuose mados dizainerių pristatymuose ir supratau, kad noriu būti mados dizaineris. Bet iš tikrųjų po 12 klasių nenorėjau stoti į aukštąjį mokintis mados dizaino, nes tiesiog neturėjau jokio žalio supratimo, kaip gaminami iš viso rūbai yra. Ir norėjau suprasti, kaip gaminti rūbus. Nusprendžiau įstoti į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą siuvėjo modelinę programą. Iš tikrųjų išmokau labai daug. Tai nuo paprasčiausiai pieštukinio sijono siuvimo iki sudėtingų paltų, švarkų konstravimo ir jo siuvimų. Nuo paprasčiausio skiltuko iki labai sudėtingų apykaklių, rankovai, švarkai ir panašiai. Tokie labai sudėtingi dalykai. Turėjau didelę galimybę iš tikrųjų išvažiuoti į Erasmus projektą I'm Able to Do. Ir šiame projekte iš tikrųjų labai daug sužinojau, kaip kurti verslą, kaip pradėti kurti savo verslą ir pamačiau, kaip italai vertina, kaip jaunas žmogus įsirenka amatą ir jame jie tobulėja ir stengiasi būti geriausi, kaip sakant. Ir todėl labai džiaugiuosi ypač tiek tos projektų ties iš tikrųjų dėstytojais, kurie suteikia ne tik tiesiog bazinę programą, bet davė galimybę išmokti tiesiog daugiau. Šiaip siuvėjo specialybė negali atnešti daug naudos, gali savo pasisiūti rūbus, gali jas nešioti, o pats geriausias jausmas yra tada, kada nešioji savo sukurtus rūbus, savo pasiūtus rūbus. Siuvėjo specialybė labai puikus startas iš tikrųjų pradėti kurti ir menininkam, ir ne tik galbūt savo asmeniškai, tai yra puikus pasirinkimas. Įgijęs siuvėjo profesiją, įstojau mokintis į mados dizainą, aukštąjį mokslą ir pradėjau dirbti kaip stilisto asistentas jau pirmam kurse. Tai dirbau su Lietuvos stilistais ir dalyvavau įvairiuose projektuose, tokiuose kaip didžiausi, žinomiausi Lietuvos televizijos laidos, žinomų mados žurnalų viršelių fotosesijos, žvaigždžių visokie koncertai. Iš pradžio kūriau pirmąją iš tikrųjų savo kolekciją, jau tokia, pavadinkim, jau didelę kolekciją kaip jaunam menininkui. Tai pirmoji kolekcija buvo įkvėpta nykstančių augalų. Ir pirmoji mano kolekcija buvo iš tikrųjų labai eksperimentinė, jinai buvo labiau skirta parodai. Bet iš to išsirutuliojo mano antroji kolekcija, tai yra kolekcija įkvėpta nykstančių gyvūnų, kurią aš pavadinau Save Our Souls, arba lietuviškai Išgelbėkite mūsų sielas. Visa inspiracija, įkvėpimo šaltinis mano yra Lietuvos raudonoji knyga. Šiuo metu matote tai 2 modeliai šios kolekcijos, bet kiekvienas modelis šioje kolekcijoje yra unikalus, nes jis lyg pristato mano išsirinktą nykstantį gyvūną. Ir kiekvienas modelis yra įkvėptas būtent to išsirinkto gyvūno formą, raštų, faktūrą bei spalvą. Tai šitas modelis yra būtent įkvėptas Lietuvoje vienintelio nykstančio šliužo, kurio niekas nemėgsta Lietuvoje. Bet iš tikrųjų labai pasiėmiau didelę inspiraciją iš jo formos, nes pas jį yra tokie rageliai išeina ir yra jo visa kūnelio faktūra primena tokią lyg odą. Ir aš noriu perteikti būtent tokią faktūrą, pasitelkdamas tekstilės manipulaciją. O kitas modeliukas yra įkvėptas geltonkojo laumžirgio. Tai tikslas iš tikrųjų buvo pasimti būtent šį laumžirgį kaip inspiraciją tiek iš rašto, tiek iš spalvo. Ir stengiausi perteikti kūnelio raštą ir padariau jį tokį labai įliemenuotą, nes laumžirgis yra plonas, pailgas ar ne, tai ir suknelė yra taip pat labai įliemenuota, kuri primena būtent ir tiek siluetą į jo, pavadinkim, formą. Čia matote tik tai 2 modelius šios kolekcijos, bet kolekcija sudaro iš viso 20 modelių. Ši kolekcija buvo pristatyta mados konkursuose tokiuose kaip Injekcija bei Dizaino dienos. Renginiuose kolekciją pristačiau 5 modelius. Tai šitos 2 ir kitus 3, kurie yra įkvėpti irgi iš nykstančių gyvūnų. Tai vienas iš jų yra jūrinė negė. Tai yra tokia žuvis, kuri turi labai smailius dantukus. Jūrinė negė, tada ovalioji geldutė ir
žinomas, manau, tikriausiai Lietuvoje paukštis kukutis. Kurdamas abi kolekcijas, iš tikrųjų dariau ir tokius, pavadinkime, avalinės apsiuvus, kuriuos uždėjau jau ant esamų batų. Ir iš tikrųjų labai norėjau išmokti būtent daryti tos tikruosius batus, kaip galėčiau padaryti, sakykime, savo įsivaizduojamus, sakykime, savo tos nupieštus eskizinius batus, kaip juos galėčiau padaryti iš tikrųjų, kokius aš juos įsivaizduoju, tai nusprendžiau stoti ir į avalinės specialybę. Tai šioje specialybėje iš tikrųjų labai daug išmokau dirbti su oda. Tai kas man atrodė toks vėlgi vos ne naujas pašaukimas iš dangaus, kaip toks inspiracijos šaltinis lyg. Tai pirmosius batus, kuriuos šioje specialybėje dariau, tai buvo būtent šitie klasikiniai derbių bateliai, kurie klasikiniai yra dėl savo siūlių, dėl savo detalių. Tik tai padas, kuris padarė šitą batą iš esmės šiuolaikišką. Tus batus, kuriuos gaminau, tai buvo irgi, kaip pavadinkime, bateliai. Jie irgi yra tokia pat principo kaip derbi, siūlės tokios pat kaip derbi, bet jis tiesiog yra išilgintas, liežuvis yra išilgintas ir principas iš esmės yra toks pat kaip ir mano pirmųjų batelių. Tada sekančius batus, kuriuos gaminau, tai buvo aulinukai. Tai šitie batai buvo tikrai sudėtingesni tiek savo konstrukcija, tiek siuvimu, kadangi atsiranda jau ir užtrauktukas. Paskutinė pora, kurią pasigaminau savo, tai buvo klasikiniai sportbačiai. Labai norėjau tokio 90-ųjų, 80-ųjų mados tokios, tai pasirinkau tokias pridėtinės detalės uždėt ant sportbačio ir esu labiausiai patenkintas šitą batų porą. Džiaugiuosi, kad esu čia, šioje mokykloje, įgaunu žinias, kurias panaudoju savo specialybę, savo gyvenime, kiekvieną mielą dieną ir esu labai dėkingas dėstytojam už jų sunkų darbą.